Gero kelio. Gero saugaus kelio linkime visiems skubantiems, savaitgalis artėja, o mes pasižvalgykime, kokią savaitę buvo Alytaus miesto rajono keliuose. Geriausiai apie tai gali papasakoti mūsų pašnekovas, kelių policijos skyriaus vyriausias specialistas Marius Vilkelis. Labadiena, gerbiamas Mariau. Labadiena. Kaip važiavome šią savaitę, orai buvo permainingi, šiandien jau giedriau ir saulė šviečia, bet pakalbėkime apie įvykius, jeigu jie buvo. Per praėjusią parą turime registravę vieną eismo įvykį, tai apie 9:40 min. Alytaus mieste Putinų Jonyno gatvių reguliuojamoje sankryžoje. Kol kas nenustatytos markės automobilio vairuotojas kliudė kitą automobilį Volkswagen Passat, jie apgadino ir iš įvykio vietos nuvažiavo. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, kaltininkas bus nustatinėjamas. Per kitas greitai prabėgusias šios savaitės darbo dienas registravome 2 eismo įvykius. Tai gegužės 11 dieną pirmadienį apie 13 val. Alytuje adresu Vakaro gatvė 1 buvo rastas apgadintas šalikelėje stovėjęs automobilis BMW. Kaltininkas pasišalino, jis taipogi yra nustatinėjamas. Ir 13 dieną apie 9:45 taip pat Alytuje Udrijos gatvė 19B numeriu pažymėtų namu. Automobilio Opel Insignia vairuotojas vairavo automobilį neturėdamas tam teisės ir išvažiuodamas iš šalutinio kelio iš teritorijos nepraleido pagrindiniu keliu atvažiavusio kito automobilio BMW markės automobilio ir su juo susidūrė. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti tik abu automobiliai. Ir per šią dienas mūsų skyrius pareigūnai nustatė 40 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tai tiek turim naujos informacijos. Ar tarp tų 40 buvo ir neblaivių eismo dalyvių? Ne, kaip rodo suvestinė, tai per šias dienas į mūsų akiratį neblaivūs vairuotojai nepapuolė. Mariau, paminėjote apie eismo įvykį, kurį padarė ir vairavimo pažymėjimo teisų neturintis vairuotojas. Kas už tai gresia? Štai jūsų kolegos, ypatingai kaimiškose vietovėse, dažnokai informuoja apie tai, kad tai 1, tai 2, tai 5 teisų neturintis vis tik važiuoja į kelią, o štai po tokio techninio eismo įvykio, kokios sankcijos vairuotojui, kuris neturi teisės vairuoti? Tai sakykime, vėlgi, tai yra teisės vairuoti, tai jam vėl yra uždedamas terminas, metis tos teisės ir, sakykime, vėlgi teisė yra atimama vairuoti dar ilgesniam terminui ir, sakykime, jos jis negali įgyti vairuoti, taip pat jam gresia piniginė bauda ir jeigu neklystu, galbūt yra numatytas ir automobilio konfiskavimas. Jeigu kalbant būtent apie šitą pažeidimą, jeigu jis yra pakartotinis, sakykime, tai šiuo atveju tikrai jau yra numatyta automobilio konfiskacija kaip privaloma sankcijos dalis. Aišku, štai, nuostoliai netokie jau maži. Šią savaitę nemažai buvo šviesoforų remontuojama Alytuje ir penktadienį pirmajame Alytuje sankryžoje šviesoforai taip pat remontuojami, bet kiek supratau, Mariau, iš jūsų informacijos, tai nesukėlė papildomų rūpesčių vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams. Sakykime, tai kaip kas, taip, sakykime, tų rūpesčių, jei kalbant apie eismo įvykius, tai taip, kaip matom, jų nesukėlė, tai vieninteliai rūpesčiai turbūt atsiranda dėl susidariusių spūsčių tam tikram laikui. Taip. Bet vėlgi tos spūstys, sakykime, tai yra ne Vilniaus turbūt lygios spūstys ir ten kalbam apie kelias minutės tas spūstis, ten kalba 10, 15, 20 minučių tenka pakentėti, bet, sakykime, žinom dėl ko mes tos spūstyse stovim, tai, sakykime, ta technika irgi genda, ją reikia aptarnauti, prižiūrėti ir tam tikri atsirandantis gedimai, tai yra natūralus dalykas. Be jokios abejonės, remonto darbai irgi reikalingi, artėja savaitgalis, jis bus kiek šiltesnis. Mariau, ar bus vykdomos kažkokios prevencinės priemonės? Taip, nuo vakar jau ir vis ateinantį savaitgalį bus tikrinamas visų transporto priemonių vairuotojų blaivumas, kadangi, kaip žinom, atėjus savaitgalio eismas suintensyvėja dar labiau, tai žinoma stebėsime ir kitus eismo dalyvius bei jų daromus pažeidimus. Ko gero paspirtukininkų irgi nepamiršite, štai šiandien ryte išėjęs matau čia pat miesto centre 2 merginos ant vieno paspirtuko ir sau drąsiai važiuoja per pėsčiųjų perėjos, atvirai sakant, netgi nelabai pasidairydamos į kairę ir į dešinę. Savaitgalį, ko gero, laisvalaikio bus daugiau, tad ir paspirtukininkų gatvėse irgi padaugės. Taip, sakykime, čia yra, turim šitą akivaizdžią problemą su tais paspirtukais ir kaip jūs minėjot, būtent tokie pažeidimai yra dažni ir, sakykime, dirbam tą linkme, kiek galim, bet čia, kaip mano nuomonė, sakykime, prie to turėtų prisidėti ir pakankamai ir švietimo įstaigos. Ir tėvai. Tai, aišku,
Taip, ir apie tai būtiniausiai turėtų būti kalbama su vaikais, tėvai, pirmiausia, pradedant namus. Mariau, dar viena diskusija jau pradeda po truputį kilti ir politikų tarpe apie tai, kad pėsčių ir dviračių takai, kuriais naudojasi ir pėstieji, ir dviratininkai, galbūt tuos, kurie jau elektriniai yra, o jų yra pačių įvairiausių modifikacijų, dabar vis dėlto jie taptų jau eismo dalyviais keliuose, o nevažinėtų pėsčių ir dviračių takais, nes ir šią savaitę sulaukime kai kurių, ypatingai jaunų mamų, kurios su vežimėliais išvažiuoja pėsčiųjų dviračių taką, kai oras pagerėja, sako, kai prašvilpia elektrinės tos mikrojudumo priemonės, tad ne visada spėja į šoną pasitraukti, nes važiuoja ne po vieną, ne po du ir iš tikrųjų tai kelia jau tam tikras įtampas, nes ir orams gerėjant, ko gero, ir Alytuje dviračių ir pėsčiųjų take tikrai žmonių tikrai daugėja. Na, mano nuomonė, tai, sakykime, aš manau, kad čia problema yra ne tame, ar jie važiuos ten, sakykime, važiuojamąją kelio dalim, kur važiuoja automobilį, ar jie važiuoja dviračių takais. Esmė problema pačioj kultūroje ir pačiam supratime. Kaip mes suprantam tai, sakykime, jeigu jūs, kaip ir minėjot, prašvilpė, tai kitas, sakykime, tai jis nesusivokia, negalvoja žmogus apie kitus, galvoja tik apie save. Jeigu mes suprasim, kad mes ne vieni, ir mes prašvilpti tai pro pėsčiuosius negalim, o turim pro juos pravažiuoti saugiai, tai tame ir neturėsime tų problemų. O jeigu, sakykime, jis elgesi neatsakingai, tai ar jis elgesi vienoj kelio daly, ar kitoj, tai jo elgesys išlieka tas pats. Tai čia būtent tas yra kultūrinis dalykas, aš manau, mano nuomonė. Ir kada mes išmoksim, suprasim, kad mes esam ne vieni ir turim galvoti ne tik apie save, apie savo saugumą, bet ir apie kitų, gerbti kitus eismo dalyvius. Va tada mes ir neturėsim šitų problemų. Ir keliuose, ir šaligatviuose, jo lab, kad, dažnai jūs kalbate teisingai apie tą kultūrą, bendrą kultūrą, transporto priemonės tampa kaip pranašumo demonstravimo, ar tai būtų paspirtukas, ar tai būtų automobilis. Kai to nebeliks, ko gero, ir saugumo mūsų gatvėse ir šaligatviuose bus kiek daugiau. Taip, tai apie tai aš kažką ir noriu akcentuoti, kad, sakykime, mano yra nuomonė, kad, sakykime, jeigu, aš suprantu, yra svarstama, stengiamasi sumažinti, kad viskas būtų kuo saugiau, bet ar tai duos rezultatą, nes, sakykime, viskas yra mūsų elgesy ir, sakykime, mane domina, sakykime, kiek aš ir domiuosi, tarkime, eismu ir tokiais pačiom taisyklėm, mane domina daugiau ir tie kultūriniai dalykai, sakykime, keliuose tas pats elgesys, tų visų vairuotojų, dviratininkų, paspirtukininkų, tų pačių pėsčiųjų. Taip, sakykime, kada mes išmoksim, sakykime, tų laikytis visų nerašytų elgesio taisyklių. Tai nes jos tikrai sudaro, aš manau, didelę reikšmę ir kuomet mes persilaušim, pasieksim tą pakankamai aukštą kultūros lygį šitoje vietoje, tuomet mes tikrai, manau, turėsim mažiau eismo problemų. Kiek suprantu, Mariau, labai teisinga. Pagarba savo, bet pagarba ir aplinkiniams, visiems eismo dalyviams. Ir nesvarbu, ar tai kelyje, ar bendravime. Vis dėlto tas elementariausias kultūros nerašytų taisyklių laikymasis yra pats pagrindinis dalykas. Būtent, aš su tuo sutinku. Kągi, Mariau, ačiū Jums šiandien už informaciją, belieka palinkėti saugaus savaitgalio ir Jums ir visiems eismo dalyviams. Dėkui. Ačiū Jums. Geriausia. Mūsų pašnekovas buvo kelių policijos skyriaus vyriausias specialistas Marius Vilkelis. Iš tiesa, pavasaris įsibėgėja jau ir netrukus vasara ateis, tad transporto priemonių ir keliuose, ir mikrojudumo priemonių, taip pat šaligatviuose ir dviratininkų ir pėsčiųjų takuose tikrai daugėja, belieka tik įsiklausyti. Marius labai teisingai pastebėjo, kad viskas priklauso nuo mūsų bendro kultūrinio supratimo, kad ne aš vienas karaliauju šaligatvėje ar gatvėje, bet yra ir kiti eismo dalyviai. Tad linkime visiems išlikti saugiems ir nepamiršti akių kontakto. Kiekvieną dieną Lietuvos keliais įvairiais greičiais lekia apie 1,5 milijono automobilių. Pavyti jos gali tik radijas. Pavyti ir pradžiuginti. Ne tu vienas kelyje. Vairuodami laikykimės ne tik saugaus eismo, bet ir žmogiškumo taisyklių. Svarbios ir įdomios naujienos bei aktualijos sėdintiems už vairo. Kiekvieną darbo dieną nuo 16 valandos linkime visiems gero kelio. Man patinka vairuoti su FM 99. Tad linkėdami gero kelio pasidarykime, kokia praėjusi para buvo. Štai vakar prieš vidurdienį Latvijos policija pranešė, kad persekiojant pareigūnams nestojusiai BMW automobilį, kurie važiavę asmenys įtariami didelės pinigų sumos vagystė, jie kirto Lietuvos-Latvijos valstybinę sieną ties Saločiais. Pasvalio rajone Kriaučikių kaimo ribose minėtas automobilis buvo rastas jau laukuose, bankomato vagystėmis įtariami asmenys pasišalino. Įtarimųjų paieškai buvo pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis, įvestas planas sulaikymas ir tą pačią dieną apie 13 val. Kėdainių
Kėdainių rajone Skerdikų kaime jau buvo sustabdytas automobilis Volkswagen, kurį vairavo 85 metais gimęs vyras, įtariama, kad jis susijęs su pinigų vagyste Latvijoje, sulaikytas buvo uždarytas į areštinę, kiti įtariamieji ieškomi, aplinkybės nustatinėjimas ir policija dabar pradėjo ikiteisminius tyrimus. Kėdainių rajone Labanavos kaime vakarą pastebėta, kad pavogtas BMW automobilis, 2017 pagamintas BMW įvertintas 35 000, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Šilutės rajone Traksėdžių kaime pateiktas 25 metų moteriai priklausantis kemperis Hammer, nuostolis 2000 eurų. Pateikimų įtariamas 67 metais gimęs vyras buvo sulaikytas, dabar policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Na, tikėkime, kad artėjant savaitgaliui štai tokių įvykių bus kiek įmanoma mažiau, visiems linkime geros nuotaikos. Na, o štai kalbant apie kai kurias iniciatyvas, Alytaus rajono savivaldybė planuoja kurą kompensuoti buvusiems bedarbiams. Apie tai plačiau mūsų kolegė Eglė. Alytaus rajono savivaldybės naujienos. Taip, mėlyje, kviečiu suklusti tuos, kurie gyvenate Alytaus rajone, nes atskrieja naujiena tokia, kad Alytaus rajono gyventojams gali būti apmokėta kelionė į darbą ir atgal. Savivaldybė kviečia buvusius bedarbius pasinaudoti šią galimybę ir kreiptis dėl išlaidų kompensavimo. Tai yra viena iš įgyvendinamo Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo šių metų programos priemonių. Įsidarbinusių bedarbių kelionės į darbą ir atgal kompensacijos mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Dėl kompensacijos kreiptis gali asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra būtent Alytaus rajono savivaldybė ir kurie iki įsidarbinimo buvo registruoti užimtumo tarnybos Alytaus skyriuje bei įsidarbinimo metu turėjo bedarbio statusą. Tai išlaidos kompensuojamos buvusiems bedarbiams įsidarbinusiems ne anksčiau kaip nuo šių metų sausio 1 dienos, tai yra nuo 2026 metų sausio 1 dienos ir mokamos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo įsidarbinimo pradžios. Tai štai visą pusmetį jūsų išlaidos gali būti padengtos. Kelionės išlaidos į darbą ir atgal kompensuojamos atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos Alytaus rajone iki darbo vietos, bet ne daugiau kaip už 20 km. Savivaldybės skiriamos išmokos dydis yra nedidesnis kaip 70 eurų per mėnesį, bet tikrai visai nemenka pagalba. Asmuo atitinkantis anksčiau nurodytas aplinkybės turi kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės administraciją ir pateikti pirmiausia, tai žinoma, prašymą dėl kelionės išlaidų kompensavimo, tuomet nustatytos formos pažymą apie dirbtas darbo dienas, taip pat pažymą iš seniūnijos apie gyvenamą vietą ir darbo sutarties ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius pagrindžiančius dokumentus, tas kopijas, tai visa ta informacija, aišku, arsa.lt interneto svetainėje, o dokumentai teikiami yra už praeitą mėnesį iki ateinančio mėnesio 10 dienos. Alytaus rajono savivaldybės naujienos. Daugiau informacijos apie dienos įvykius galite rasti mūsų svetainėje fm99.lt, YouTube ir tinklalaidės platformose bei socialiniuose tinkluose. Neto vienas kelyje. Vairuodami laikykimės ne tik saugaus eismo, bet ir žmogiškumo taisyklių. Svarbios ir įdomios naujienos bei aktualijos sėdintiems už vairo. Kiekvieną darbo dieną nuo 16 valandos linkime visiems gero kelio. Man patinka vairuoti su FM99.